Yra 4 asmenybių tipai, kurie yra dar skirstomi į 4 dalis. Analitikai, diplomatai, sergėtojai, tyrinėtojai ir dar tuo metu dar išskirstyti į galbūt šiek tiek tikslesnės jų atšakas. Šiandien aš nusprendžiau, man reikia pasitikrinti savo charakterį. Kas aš toksai esu? Ar aš esu architektas galbūt? Ar logikas? Gal aš menininkas? Radau puikų nemokamą testą, kurį galvoju padaryti, kad įsiaiškinti, kas aš toks iš tiesų esu. Atlikime testą. Sakykite visus klausimus, būkite atviri, atsakinėkite nuoširdžiai, kad sužinotumėte savo tikrąjį asmens tipą. Jo, tai iš tiesų reikia labai aiškiai analizuoti, ką tu apie save manai. Kuo tikslesnį variantą realiai pasirinkti, kad būtų tas testas kuo labiau tikslus, nes kitokiu atveju tai realiai bergždžias būtų. Tada peržiūrėkite rezultatus, sužinokite, kokią įtaką jūsų asmenybės tipas gali daryti jūsų siekiams, karjerai ir santykiams. Ir atskleiskite savo galimybės. Tapkite autentišku, pasitikinčiu žmogumi su mūsų knygų ir papildomų testų pagalba. Mes dabar turime atsakyti šį būtent klausimą, kurių bus tikrai ne vienas, tiesiog plius minus pasirinkti, ar sutinku su šituo statementu, šituo dalykų faktu, ar nelabai. Tai ar aš dažnai susirandu draugų naujų. Čia reiktų apmastyti, ką reiškia tas naujų draugų. Pažįstami, su kuriais hangautinu, kur galiu, nežinau, pažaisti kažką, šiaip pasitūsint. Jo, man tikrai nėra sunku. Ar tai galima vadinti tokiais tikrais draugais? Spėju, kad galėčiau pasakyti šitoje vietoje. Jūs praleidžiate daug laiko skaitydami apie įvairius nesusijusius dalykus vien dėl to, kad jie kažkuo sudomina. Manau, kad yra būtent tas dalykas. Čia gal galima apibūdinti, kai tiesiog neturit gero attention spano, vieną kažką darai, pamatai kažkokį kitą dalyką ir staiga tu būtent jį pradedi domėtis, ten žiūrėti, nežinau, kokį video, dar kažką. Čia neapibendrina būtent labai ties kuo. Spėju, jo, nėra, kad žiauriai būtų šitas dalykas pas mane. Manau, kad tarp šitų dviejų tipo būtų, nu jo. Matant, kaip kažkas verkia, jums dažnai taip pat norisi verkti. O tam ir klausimas, kad ar norisi verkti. Nu, tipo, aš vyras, aš gi neverkiu, man negalima verkti. Tačiau, kai kažkas verkia, kai kažkam liūdna, nu, faktas, kad man pačiam pasidaro liūdna. Ar būtent verkti norisi? Jo, kinda. Bet, tipo, gal labiau liūdna? Sunku čia toksai klausimas. Nuspėju, kad jo, vis tiek liūdna, suprantu, noriu žmogui padėti, bet kita vertus, ar verkt nori? Nu, kinda. Nepilnai, bet jo. Jūs dažnai susikuriate atsarginį planą atsarginiam planui. Ne. Nu, labai retai. Ne visiškai, kad nesutinku, bet dažniausiai tiesiog viskas ekspromtu sugalvojama pas mane. Jums lengva išlikti ramiam, net itin įtemptoje situacijoje. Ne. Nemanau, žinokit. Nėra, kad ten žiauriai panikuočiau ar kažką tipo labai daryčiau, bet jaučiu nesutinku irgi. Nu, kažkur per viduriuką, o čia šitoj vietoj. Būdami kokiame nors renginyje, jūs retai susipažįstate su naujais žmonėmis, daugiausiai laiko praleisdami su tais, kuriuos jau pažįstate. Aš nesu užsidaręs naujom pažintim, kaip sakant, einu dažniausiai tokius dalykus su hebra, kurią pažįstu ir su kuria, nežinau, ilgalaikę galbūt bendraujam. Nesakau, kad aš būsiu užsidaręs su kitais bendrauti, pagrindė sakyčiau su tais, kuriais pažįstu. Tai nėra, kad visai būčiau užsidaręs, bet manau, kad sutinku. Bet ar visiškai sutinku? Gal ne, iš tiesų vis tiek esu ganėtinai, ta prasme, atviras, jeigu kažkas ateitų, bandytų užkalbinti, tai faktas, kad kalbėčiau. 10% done. Jūs stengiatės visiškai užbaigti vieną darbą prieš pradėdami kitą. Jo, bet kita vertus, ar man tai pavyksta? Ne. Aš stengiuosi tikrai šitą dalyką daryti labai, nes man žiauriai nepatinka 20 darbų vienu metu daryti, bet stengiatės, tai nereiškia, ar tikrai pavyksta. Stengiuosi, jo. Jūs esate labai sentimentalus. Va čia sakyčiau, kad nelabai. Nėra man, kad labai reiktų kažkokių ar daiktų saugotinais, dar kažką. Labai retas daiktas kažkokią man actually sentimentalę vertę turi. Sakyčiau, gal nelabai. Gal netgi šitaip sakyčiau. Jums patinka naudotis organizaciniais įrankiais, tokiais kaip tvarkaraščiai ir darbų sąrašai. Patinka, nesinaudoja, tai toks tipo per viduriuką gal. Nu, naudojasi kiek reikia, bet tipo nesiplanuoju ant tiek savo dienos ir savaitės į priekį, kad reiktų jau kiekvieną dalyką susirašyti. Net ir menkiausia klaida gali jūs priversti sudvejoti savo sugebėjimais ir žiniomis. Jo, manau, kad čia labai stipriai sutinku su šito dalyku, nes jeigu kažkur tikrai esu prigautas klystant arba pats save prigaunu, labai tada kvestionuoju savo būtent žinias apie tą būtent specifinį kažkokį dalyką. Sutinku labai netgi šitoje vietoje. Jums nebaisu prieiti prie nepažįstamo, bet įdomaus žmogaus ir ją užkalbinti. Nu, tipo, man nėra baisu užkalbinti, bet jeigu ten reiktų kokią paną kabinti, gali tada būtų jo. Man nėra labai baisu tą dalyką padaryti. Aišku, nėra jokiausias momentas, bet, nu, tipo, nėra labai baisu. Jums nėra itin įdomu diskutuoti apie tai, kaip būtų galima interpretuoti
interpretuoti kokį nors meno kūrinį. Nu, va čia tikrai nėra labai įdomu. Tikrai nebūtų pirma mano tema, apie kurią aš šnekėčiau. Galiu šnekėti, bet ar itin įdomu? Nu, tikrai nėra itin įdomu. Kita vertus, aš laisvai galiu šnekėti ir diskutuoti, bet nei aš turiu žinių apie meną, tokio, kad galėčiau adekvačiai šituo klausimu kalbėti, nei apskritai, ta prasme, atrodo, kad tiesiog mano nuomonė yra bevertė. Jo, nelabai iš tiesų įdomu. 20% done. Jūs esate labiau linkę klausyti savo galvos, o ne širdies. Žiūrint kada, šiaip visą laiką galvos labiau klausau, nes, nu, faktas, kad yra protingiau negu širdies klausyti. Tai jeigu kažkokius svarbius savo sprendimus darau, tai faktas, kad labiau galvos klausausi. Bet jeigu, nežinau, noriu kažką pasismaginti, nežinau, padaryti tokį dalyką, kuris tiesiog man šiaip pakeltų motyvacijos kažką veikti daryti, tada šiuo atveju rinkčiausi širdį, galbūt labiau esu linkęs galvos klausyti. Negaliu sakyti, kad pilnai sutinku. Visą laiką yra tokių slippery momentų, kai, nežinau, kažkas, sakykime, išprovokuoja emociškai reaguoti į kažką, tai tada faktas, kad iš širdies klausau pagal visą šitą idėją, bet galvos labiau esu linkęs klausyti. Jūs dažniausiai renkatės vykti tai, ko norisi konkrečių momentų, užuot iš anksto susikūrę planą tai dienai. Čia va, aš tipo nesu proud, bet jo, realiai jo. Aš planų dažniausiai nesikuriu. Yra tokių, nežinau, dalykų, kuriuos noriu padaryti, sakykime, per tą dieną, bet tai nėra kažkoksai labai struktūrizuotas planas, kurį būtinai turi vykdyti arba neperkelti kitą dieną. Yra tokie keli dalykai, kuriuos tikrai turiu padaryti, nes laikas spaudžia ar kažkas panašaus. Nėra kažkas tokio labai planuoto dažniausiai bent. Jūs retai rūpinatės dėl to, ar susitiktam žmogui palikote gerą įspūdį. Ne, aš iš tiesų ganėtinai, manau, dažnai šito dalyko rūpinuosi. Aišku, ne prieš visus, tipo man svarbinta, no, ne. Dažniausiai jo, noriu gerai atrodyti, gerai pasirodyti, kad nepasirodyčiau kažkoks keistas, nevykėlis, durnas ar dar koks nors. Tai jo, manau, kad čia arba šitas, spėjo. Gal šitas. Jums patinka dalyvauti grupinėse užsiėmimuose. Nu, tikrai nesu labai didelis fanas grupinių užsiėmimų. Žiūrėjau, kokie tai grupiniai užsiėmimai, aišku. Man patinka, bet geroj hebrai, va taip pasakysiu. Jūs mėgstate knygas, filmus su dviprasmiškomis jūsų pačių interpretacijų reikalaujančiomis pabaigomis. Aš mėgstu analizuoti filmus, knygų tikrai nelabai skaitau. Nors Harry Potterį dabar išleido audio knygą, tai labai smagiai perklausiau pirmą dalį ir klausysiu sekančias. Yra, pavyzdžiui, tokie filmai, kurie, nu, tiesiog neaiškiai pabaiga, kur tiesiog net, nu, nebeįdomu žiūrėti, nes, nu, paprasčiausiai visokie plotholai, viskas tas dviprasmiškumas yra, nu, nu, pasakyčiau, čia tokį per viduriuką. Labai priklauso dar nuo tos knygos, manau, ir filmų. Jūsų laimė ateina labiau iš to, kad padedate kitiems žmonėms kažką pasiekti, o ne iš to, ką pasiekite patys. Ne visai. Faktas, kad mano asmeniniai pasiekimai man teikia laimę, bet man labai, tipo, smagu ir kažkam kitam padėti, tipo, pasiekti savo tikslų. Tai sakyčiau, gal reiktų sakyti, sutinku, man ir tas patinka, bet ar labiau dėl to man patinka, kaip kitam žmogui padedu negu savo. Gal, sakykim, domėtis kažkokiais reikalais, tipo, ir padėti gal daugiau motyvacijos turiu, bet nemanau, kad yra daugiau laimės iš kitos sėkmės negu iš savo pasiekimo ar kažko tokio. Manau, kad labai vienodai. 30%. Jūs domina tiek daug dalykų, kad dažnai būna sunku apsispręsti, ką norite labiau gilintis. Jo, kinda. Noriu, sakykim, ten įsidomėti, ten kokie ramai, tarkim, geriausi ir noriu, sakykim, kokios kameros objektyvas būtų geresnis. Čia labai durnas, paprastas pavyzdys, bet esmė toje, kad abiejų vienu metu, nu, sunku būtų gilintis. Jo, manau, kad labai galėčiau sutikti. Jūs esate linkęs išgyventi dėl to, kad viskas gali pasisukti blogąją pusę. Nesuprantu klausimą. Aš noriu gyventi dėl to, kad pamatyti, kaip gali būti viskas blogiau. Galbūt čia tą turi omeny, nes, nu, ne, tada manau, kad visiškai nesutinku su to dalyku, nes aš tai nenoriu, kad kažkas pablogėtų. Jūs vengiate lyderystės komandinėse veiklose. Aš manau, kad tikrai nesutinku, nes žiūrint dar kokiose veiklose, jeigu aš nesu adekvatus pasirinkimas, sakykim, būti lyderiu toje vietoje, tai, sakykim, nesieksiu to, bet man labai patinka būti lyderiu, stovėti priekį, eigęs visų kitų. Jūs tikrai nelaikote savęs artistišku žmogumi. Artistišku. Manau, kad laikau kažkiek. Nesu pats originaliausias ar pats artistiškiausias ar net įdomiausias. Manau, kad tikrai, nu, stengiuosi būti įdomesnis. Ar laikau? Nu, sakykim, laikau. Jūsų nuomonė pasaulis būtų gražesnis, jei daugiau žmonių remtųsi racionalumu, o ne jausmais. Oi, 100%. Faktas. Gražesnis. Faktas, kad reikia, atrodo, abiejų dalykų kažkiek, kai tu racionaliai viską pergalvoji, tada gali ir iš jausmų pasirinkti, nes manau tikrai bus, sakykime, kokios 2-3 racionalios geros idėjos ir tada tu jau pagal savo jausmus gali nuspręsti, kuris tau geriau. Bet manau, tikrai pirmoji vietoje turėtų būti racionalumas, tai manau, kad čia tikrai sutinku pilnai. Jūs stengiatės atlikti visus reikiamus darbus prieš leisdami savo atsipalaiduoti. Jo, aišku, kai tų darbų yra labai daug, tai tu tiesiog, nu, fiziškai nesugebi realiai, nu, iki pavargimo, kai reikia jau ar taip atsipalaiduoti, padaryti tų darbų. Tačiau jo, aš stengiuosi, tikrai stengiuosi, bet nes laiką pavyksta. Manau, kad šitaip reiktų žymėti. Jums patinka stebėti besiginčiančius žmonės. Jo,
iš tiesų labai ir žiūrėti, kas adekvačiai ginčiasi, kas tiesiog bando nepakeisti bet kokią kainą savo nuomonės vien dėl to, kad nenori, nežinau, aš neteisus, tipo pasakyti taip toliau. Manau, kad aš tikrai šitoje vietoje žiauriai mėgstu, gal net pilnai mėgstu. Nebūtinai visus ginčus mėgstu, kurie man neįdomus, tiesiog neįdomiam temam, tai tikrai nesižiūrėsiu. Jeigu vat man būtent ta tema domina, aš tikrai pažiūrėsiu tą ginčą. Jūs paprastai vengiate atsidurti dėmesio centre. Žiūrint kur, realybėje, tipo, šiaip viešoje vietoje, tipo, be jokio kontento, be nieko. Taip, bet kita vertus, kai yra video filmuojamas kažkas, tai tas dėmesio centras mane traukia. Čia jaučiu apskritai labiau klausę, tai manau, kad reiktų šitaip daryti, nes aš nenorėčiau dėmesio centre būti dėl neteisingų ar netokių priežasčių, kurios norėčiau turėti. Jūsų nuotaika gali pasikeisti labai greitai. Manau, kad jo, iš tiesų labai gali pasikeisti nuotaika dėl to, kad nežinau, kas įvyks, jeigu ten kažkas, nežinau, mane apgaus orgiškai, tai faktas, kad tikrai greitų metų susinervinsiu, jeigu ten labai pradės tiesiog durnai nesisek. Manau, kad irgi gali tipo labai greit pasikeisti nuotaika. Nesakau, kad vadovaučiausi jausmais, bet nuotaika tai jo. Jums sunku išlikti kantriam susidūrus su žmonėmis, kurių darbas nėra toks greitas ir efektyvus. Va čia tai turbūt mano didžiausias red flagas, nes aš labai neturiu kantrybės stebėti, kaip pasakyk, nežinau, tą ir tą padaryk ir tada ieško per visą monitorių, tarkim, kažko, arba ieško kažkokio dalyko ir tiesiog nesigaudo ten kokio varžto, kur prisukti. Mane tai tas taip reikia, nu aš čia taip galiu pilnai sutikti. Taip čia yra mano bloga charakterio savybė, iš tiesų, ką galiu tikrai pabrėžti, bet aš stengiuosi to neparodyti, bet nu ne visą laiką pavyksta. Jums dažnai tenka kažką daryti pačią paskutinę minutę. Faktas, kad daug yra darbų, manau, kad jo, bet ar tipo labai dažnai, nu galva šitaip, sakykime, nes dažniausiai stengiuosi visus darbus pasidaryti prieš ir tada turėti tiesiog laisvo laiko. Jūs visada labai domino, kas, jei apskritai kažkas įvyksta po mirties. Faktas, kad domino ir domino. Kad tai būtų mano pagrindinis dalykas, kuriuo domėčiausi, tai ne. Tai manau irgi galima tiesiog pažymėti, kad sutinku. Nėra, kad labai, bet domino. Manau, kad teisingai. Nu ką, pusę testo jau išsprendėm, nice. Jums paprastai labiau patinka būti kartu su kitais žmonėms, o ne vienam. O čia ir yra toksai dalykas, kad man labai patinka ir su visais būti, tipo, su hebra, kuri man patinka. Ir laisvai galiu būti vienas, tipo, man irgi labai smagu. Tai čia reiktų jaučiu žymėti viduriuką, nes man ir ten taip pat gerai realiai. Gal labiau, tipo, būtų vienam negu su prasta hebra. Bet kita vertus, jeigu tai yra hebra, su kuria visą laiką bendrauju, kur yra fun, tada tikrai, nu, manau, kad per vidurį reiktų žymėti. Jūs greitai imate nuobodžiauti, kai diskusija pasisuka link abstrakčių teorinių temų. Ne, nemanau. Nes teorija vis tiek yra smagu padiskutuoti. Gal nėra tiek stipriai naudinga diskusija, bet, nu, tipo, visai vis tiek smagu padiskutuoti, kad ir apie durnus dalykus, kad ir apie teorijas, apie bet ką. Jums lengva įsivaizduoti, kaip gali jausti žmogus, kurio gyvenimiškos partijos labai skiriasi nuo jūsų. Lengva? Ne. Atrodo gal lengviau negu sunkiau, bet kad, tipo, galėčiau teigti, jog labai lengva įsivaizduoti ir jo suprantu, ką tu esi patyręs, tikrai nemanau. Jūs dažnai kiek įmanote atidėliojate galutinius sprendimus. Manau, kad čia ganėtinai stiprus sutinku. Jūs retai klausite savęs, ar koks nors pasirinkimas buvo teisingas. Neretai iš tiesų. Nu, tipo, nėra, kad labai dažnai, nes vis tiek tu nepakeisi to sprendimo, bet manau, kad vis tiek permastau ir tikrai pasirinkau tą sprendimą teisingai. Tai manau, kad šitaip reiktų pažymėti. Po ilgos ir išvarginusios savaitės jums labai patinka atsipalaiduoti triukšmingame, energingame renginyje. Nu, aš nesu labai didelis fanas tų triukšmingų renginių, kita vertus, nu, sutinkama hebra tikrai galima, tipo, nueiti kur tik tas nori. Tai nėra toks dalykas, kuris man įtakotų, va, tas triukšmingas, energingas ar ten neenergingas ir tylus dalykas kažkoks. Svarbiausia vis tiek manau, kad yra hebra, tai manau, kad nelabai sutinku, jeigu vienas tikrai ten neįčiau, jeigu būtų tai kažkas su hebra, manau, kad jo. Nu ką, o 60%, labai gerai. Jums patinka lankytis meno muziejuose. Vėl toks dalykas, kur, tipo, nėra, kad man ten, tipo, būtent tas specifinis muziejus patiktų, būtent meno. Kita vertus, pažiūrėti yra įdomu, bet ar man tai asmeniškai teikia kažkokią, tipo, labai didelę laimę, malonumą, būtent meno muziejus. Toksai per vidurį. Jeigu varau su draugas, su kažkuo, nu, tipo, jo, donais, variantas. Tai aišku, tik tais, kad, nu, nemanau, kad čia būtų pirmas pasirinkimas kažkur varyti ten. Tiesiog per vidurį, nes nei man šilta, nei man šalta ten. Jums dažnai yra sunku suprasti kitų žmonių jausmus. Manau, kad ne. Yra tokių situacijų, kai man atrodo galbūt, tavo, kad aš suprantu gerai, bet iš tiesų ne. Bet ar tikrai sunku? Nemanau. Nu, dėl viso tavo saugumo pasirinksiu šito, nes tikrai galiu kartais persigalvoti ir pervertinti save. Sakykime, mums patinka kiekvieną dieną susidaryti darbų sąrašą. Kiekvieną dieną ne. O tame esmė, kad man nelabai patinka. Aš norėčiau dažniau tą daryti. Man pati idėja labai patinka, bet dažniausiai, kai neįgyvendinu to sąrašo, jis man labai triggerina tada. Aš realiai žiauriai didelę demotivaciją turiu, jeigu turiu tą sąrašą ir, sakykime, nu, jisai toksai nebuvo įgyvendintas pilnai kaip norėjau. Jo.
Ne, ačiū, nenoriu. Patiktų, tai man patinka jo idėja, bet kai neįgyveninu, nepatinka, tai kurį čia rinktis. Patinka kiekvieną dieną susidaryti darbų sąrašą, tai čia asiumina, kad aš tą darau. Ar aš tą darau? Nu, realiai nelabai, bet aš turiu labiau tokius darbus, kuriuos turiu padaryti per mėnesį. Tai, nu, gal nesutinku, nes, nu, tiesiog, tipo, norėčiau tą daryti, norėčiau, kad nedemotyvuotų, jeigu, sakykime, neįvykdau to sąrašo, bet nėra taip, tai reikia realistiškai žymėti. Jūs retai jaučiatės neužtikrintai. Jo, manau. Jūs nemėgstate skambinti telefonu. Nu, mano visada pirmas dalykas, ką aš pasirenku, tai parašyti žinutę. Jeigu matau, kad žmogus, tipo, nepamato arba negirdi ar kažkokia kita priežastis, kodėl neatrašo, tai jo, tada paskambinu. Nėra, kad nemėgčiau, tiesiog ne pirmas pasirinkimas. Jūs dažnai praleidžiate daug laiko bandydami suprasti požiūrius, kurie labai stipriai skiriasi nuo jūsiškio. Jo, iš tiesų tikrai manau, kad taip, nes dažniausiai toks bandymas suprasti parodo galbūt kažkur, kur esi pats neteisus ir nėra, kad visą laiką bandau suprasti, jeigu tai jau absurdiškas tipo mąstymas kažkoks kitoks. Jo, manau, kad čia tikrai taip. 70. Jūsų draugų rate jūs paprastai esate tas žmogus, kuris su visais susisiekia ir suorganizuoja kokią nors bendrą veiklą. Ne visada, bet mielai galiu tą padaryti. Nors kita vertus, jeigu, pavyzdžiui, kokį video filmam, tai dažniausiai aš ir būdavau tas, kuris organizuoja, kuris susiplanuoja ir pradedam. Ne visiškai sutinku, bet sutinku, sakykime. Jei kas nors sutrukdo jūsų planus, jūsų pagrindinis tikslas yra kuo greičiau viską sugrąžinti savo vėžes. Iš tiesų, aš žiauriai nemėgstu, kai kažkokį turiu planą, jisai nuvažiuoja nuo taip, kaip buvau susirašęs, susiplanavęs. Jo, tada aš bandau kuo greičiau sugrąžinti vėžes, arba jau tada, jeigu matau, kad neįmanoma, tada pasiduodu. Tiesiog, nu kaip nepasiduodu, tiesiog esu labai demotyvuotas tęsti toliau. Manau, kad jo ne visiškai pilnai bandau, tikrai bandau. Jūs vis dar erzina kai kurios labai senai padarytos klaidos. Aš nelabai iš tiesų erzinos dėl to, nes, nu, aš nieko negaliu pakeisti, galvoti, kad pastoji čia reikėjo tą daryti, reikėjo aną daryti. Tai negaliu pasakyti, kad visiškai nesutinku, nes tikrai būna, kad pamastau apie tai, bet ar erzina? Nu, ne visiškai. Jūs retai mąstote, kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė ir priežastis. Vėlgi, mąstau pakankamai dažnai, bet gal ne žmogaus gyvenimo prasme, o būtent mano prasme, ką aš turiu toliau veikti ir kas yra man prasminga. Nes šiaip žmonės neturi gyvenimo prasmės ir nėra, kad kažkas bent jau mano manimu gimė su kažkokiu prasme, kurią turi įvykdyti tikslų ar dar kažko. Tu susikuri pas tos tikslus ir tai patampa žmogaus gyvenimo prasme. Tai aš manau, kad nėra, kad visiškai nesutikčiau, nes aš vis tiek mąstau, ką progresuot, kur tobulėt galbūt ant toliau ar dar kažką, bet sakykime, jūsų emocijos jūs valdo labiau nei jūs valdote jas. Nesutinku, ne visą laiką. Faktas, kad būna, kad pasiduoda tom emocijom, nu, tipo, nesi perfekt žmogus, bet manau, kad nesutinku. Jūs labai stengiatės nepriversti žmonių pasijusti blogai, net jei tai būtų visiškai jų kaltė. Jo, jeigu man tas žmogus rūpi, jeigu jisai netyčia tą padarė, jeigu jisai nesuvokia to, arba, nežinau, nu kažkas esmė, kad jeigu man tas žmogus rūpi, tada aš tikrai labai stengiuosi, bet man, tipo, šiaip random žmogui tai nėra, kad, tipo, labai būtų svarbu. Pažįstamas, arba šiaip man rūpintis kažkiek žmogus, tai jo, aš tada spausiu, sutinku per, nėra, kad prieš visus taip daryčiau, bet šitas turbūt būtų logiškiausias. 80%, jau nedaug liko. Jūsų asmeninis darbo stilius yra panašesnis į spontaniškus energijos pliūpsnius, o ne į kruopščiai suplanuotas ir nuoseklias pastangas. Manyčiau, va šitoje vietoje, nes pas mane labai dažnai yra spontaniškos idėjos. Kita vertus, kai aš tą idėją jau gaunu spontaniškai, aš ją vis tiek susiplanuoju, kad jinai būtų max adekvati ir max gerai išpildyta, sakykime. Labai nemėgstu daryti tokio darbo, kuris yra, nu, toks useless. Žaidimą, kuris neturi prasmės, sakykime, pabaigos, pavyzdžiui, žais Minecrafto pasaulio, kuris neturės jokio tikslo galų gale. Tiesiog sau for fun, be jokio contento, be nieko žaisi. Nu, nėra, kad man tokie dalykai labai patiktų. Spontaniškai tikrai susigalvoju dalykus, tačiau jos vis tiek labai bandau padaryti, tipo, adekvačiai, nuosekliai ir, tipo, suplanuoti, kad nebūtų jau toks šūdinas dalykas, kad nepaeit. Nėra, kad visiškai būčiau spontaniškas, bet jo, nemanau, kad aukščiau galiu eiti. Kai sužinote, kad kažkas jūs labai gerbia, susimastote, kiek užtruks, kad tas žmogus jumis nusivils. Nelabai iš tiesų šitą dalyką galvoju, nes, nu, nusivils, aišku. Man vis tiek rūpi palikti kuo geresnį įspūdį ir jeigu nepalieku, nu, tipo, ir jeigu tas žmogus man visiškai nerūpi, nu, tai, nu, kaip nerūpi? Nei draugas, nei pažįstamas, sakykim, tai jo, nu, tada nelabai sutinku, manau. Jums labai patiktų darbas, kuriame didžiąją laiko dalį būtumėte visiškai vienas. Jaučiu čia labai stipriai sutinku, nes yra darbas, yra kolegos, nėra blogai, bet kai esi vienas, nu, realiai tu kontroliuoji viską, kaip tu darai, ką tu darai. Va tas man toksai, nežinau, dalykas labai smagus atrodo, kai tu vienas dirbi, tu techniškai turi kažkokį planą padaryti, pagal tą planą dirbi ir jo, ir tu vienas, kadangi darai, nereikia dependent ant kitų žmonių. Smagu. Kita vertus, nieko neturi prieš ir komandinį darbą. Jūsų nuomonė
diskusijos apie abstrakčius filosofinius klausimus tai yra laiko gaišimas. Techniškai jo, bet nesakau, kad nesiginčiačiau ir nediskutuočiau apie tokius dalykus. Vis tiek yra įdomus, man jeigu įdomia tema diskutuojama dalykas. Spėju, kad sutinku. Jūs labiau traukia vietos įsiskiriančios energetika, marga atmosfera, o ne tyla ir intimumu. Jo, jaučiu, jeigu atmosfera žiauriai gerulė, tai faktas, kad panorėsiu ten labiau eiti. Jūs paprastai iš pirmo žvilgsnio suprantate, kaip kažkas jaučiasi. Labai retas atvejis, ten jeigu pamatys apsiverkusi, nežinau, liūdną tokį veidą. Manau, iškart suprasti, kad žmogus liūdi, bet dažniausiai tai nebūna visiškai paviršutiniškos tos emocijos jausmai. Negaliu sutikti, ką suprantu. Nes paprasčiausiai atrodo nelabai net įmanoma. 90, jau tuoj baigsiu. Jūs dažnai jaučiatės beviltiškai apsikrovęs darbais. Man patinka turėti padarai darbą, turiu kažkokį darbą laisvės, kažką, nežinau, pažais, paveikti, gal šiaip kokį filmą, serialą pažiūrėti. Bet tas tipo dalykas, kad daug darbų netrikdo manęs tiek, kiek daug darbų per trumpą laiką padaryti. Va čia va jau yra, toksai sunkesnis tipo variantas, kurį labiau sutikčiau, kad nepatinka. Manau, kad ne darbai man įtakoja, bet tipo jų kiekis per tam tikrą laiką trumpą. Čia turbūt labiau, tai vėlgi negaliu sutikti pilnai, nes turėt ką veikti, aš visą laiką dažniausiai turiu ką veikti, nėra, kad sakyčiau, oi, neturiu ką veikti. Tos darbus tipo turėt, bet daryti juos po biškį iš eilės, nereikia ten suspėti viską per vieną dieną, ten per savaitę, jeigu tipo didelis kažkoks projektas ar kažkas. Jo, tada viskas gerai, tada tikrai man nėra problemų daug darbų turėti. Jūs stengiatės atlikti visus darbus kruopščiai ir paeiliui, užuot sutaupę laiko, praleisdami vieną ar kitą žingsnį. Nebūna visą laiką taip, bet manau dažniausias atvejis, kad kruopščiai ir paeiliui viską darau, nes žiauriai nemėgsiu netvarkingai padaryti darbą. Arba tokį, kuris, galutinis variantas labai manęs netenka. Na, aišku, labai dar situacija priklauso, ką aš darau ir kur darau, bet jo, dažniausiai manau, kad taip ir elgiuosi. Labai nemėgstu kažkokio netvarkingo dalyko palikti, praleisdamas kažkokį vieną specifinį žingsnį. Jūs labai domina temos, kurias kiti laiko kontroversiškomis. Tas labai domina, aš nemanau, kad labiau domina negu kažkokios kitos random temos. Man vis tiek įdomu diskutuoti tuo, tai kad labai domina labiau negu kažkas kito, nėra. Domina, bet ne labiau. Jūs perleistumėte puikią galimybę kažkam kitam, jei matytumėte, kad jiems jos labiau reikia. Puikia galimybė, žiūrint kokią galimybę. Nuvaryti ant kokį nors miestą kitą aplankyti, kai žmogus, pavyzdžiui, depresuotas. Jo, nežinau, laimėti kokį milijoną dolerių ar eurų ar kažko. Čia priklauso nuo to, ant kiek man tas žmogus labai rūpi ir ant kiek tas dalykas, nežinau, pagelbėtų man. Jaučiu labiau į sutikimo pusę, bet nėra, kad tikrai visą laiką tą padaryčiau. Jums dažnai yra sunku laikytis terminų. Mano kanalo aktyvumas tą pasako labai gerai. Jūs tvirtai tikite, kad jūsų gyvenimas susiklostys sėkmingai. Tvirtai. Sakyčiau, per vidurį. Labiau esu realistas negu optimistas ar pesimistas, manau. Sakyčiau, gal per vidurį reiktų žymėti, kadangi tvirtai galvoti negaliu, nes tu nežinai, kas gali nutikti rytoj. Kita vertus, jeigu viską teisingai darysi, viską stengsis darysi, tikrai tas gyvenimas nenueis iki ten pačio dugno. Irgi negaliu sakyti, kad nesutinku į šitą klausimą. Manau, kad bus geras atsakymas ir aš esu vyras ir tada rezultatai. Aš esu logikas, originalus ir nepastotinamai žingeidus išradėjai. Introvertai dažniausiai stengiasi veikti vieni ir greitai pavargsta nuo bendravimo su kitais žmonėmis. Juos taip pat stipriau veikia ir kitokia išorinė stimulacija, pavyzdžiui, triukšmas, vaizdai, kvapai. Jo, bet nėra, kad, tipo, bet yra tame, kad čia apie 2%. Kad, tipo, aš ir tą noriu padaryti, bet, tipo, man būnant, tiesiog, momentais aš esu labiau gal introvertas, momentais labiau ekstravertas. Nėra, kad aš esu vienas kažkoks. Tai va, tas 2%. Tai manau, kad visai yra, tikslu. Intuityvūs individai turi... Individai, man tas žodis taip juokingai skamba. Turi lakę vaizduoti ir yra itin smalsus bei plačių pažiūrų. Jie vertina novatoriškumą, labiau už stabilumą, sutelkdami savo dėmesį ties prasmės ir ateities galimybių paieškomis. Gal apgalvojantis individai vertina objektyvumą ir racionalumą, manydami, kad efektyvumas yra svarbiau už jautrų bendradarbiavimą. Šie asmenybės tipai iškelia logiką aukščiau jausmų ir yra linkę pastaruosius slėpti. Nėra, kad 100% taip yra, bet aišku, 100% yra negavau, tai sakykime. Žvalgantis individai puikiai moka improvizuoti ir pastebėti pasitaikiusias galimybės. Jie paprastai yra atsipalaidą, veiksmų laisvę, veikiantys žmonės, vengiantis būti įsprausti į kampą. Jo, manau, kad iš tiesų čia labai teisingai. Nerimastingi individai jautriai reaguoja į stresą ir išorės spaudimą. Jie dažnai yra perfekcionistai, gali per trumpą laiką išgyventi platų emocijų spektrą ir skiria daug dėmesio sėkmės ir asmeninio tobulėjimo siekimui. Jo,
manau, kad čia visai, žinokit, va šitoje vietoje yra teisinga. Jo, ir aš jaučiu tiesiog pasiskaitysiu tada savo šitą visą aprašymą, ką aš čia gavau ir stiprybės ir silpnybės. Nu ir ką aš turiu. Analitiškai originalus, plačių pažiūrų, smalsus, objektyvus. Nu ir kokias silpnybės mano. Atskleisiu dabar savo silpnybės. Atsiskyrę. Damn! Bet gal čia minčių sraute, tai tarkim. Nejautrus, nepatenkinti, nekantrus, perfekcionistai. Tai gal viskas čia būtų teisingai, gal part nejautrumą, nes aš manau, kad aš esu ganėtinai jautrus. Kita vertus, aš to gal nelabai parodau. Romantiniai santykiai. Tai aš tiesiog paskaitysiu pats jaučiu. Pasirodo, aš esu logikas. Galite paskaityti daugiau, ką tai reiškia, jeigu įdomu. Ir siūlau patiems padaryti šitą testą, kad sužinotumėte savo charakterio bruožus, personality tipą. Galbūt jums patiks, gal net sužinosite kažką naujo. Paspauskite patinka ir iki sekančio epizodo.